Sakyk man, kukutį, kur dėjai savo kukutį? Tavo kukučio tavo veide nematau. Nežiba jis akyse, neskamba ausyse, nekirkšta jis duryse. Be kukučio, kaip tu pasensi, kaip numiręs ir vėliai gyvensi. Koks tu kukutis dabar? O buvo kukučio pilna troba, vasarą žiemą pilnas kiemas. Gal per karą palėpėj buvai paslėpęs? O gal pasidarė jau kinai iš tavo kukučio švilpynę? Gal primušę jį negyvai veža povandeniniai laivai? Gal kabo kur nors jis po mango medžiu, tai tėtės tenai apdainuoja balsu jį saldžiu? O gal jį palovėjai katės papjovė? Štai Vilniui atrodo teks būti, nupirksiu aš tau geležinį kukutį. Tu vėliai kukutė atgausi stiprybę, iš džiaugsmo jiems šokt tavo dantys išklibę, jis tau malkas kapos bei ars, tau miegant tavo sapnam jis pritars. Tavo dantim tau jis kramtys. Tai, kas po šimtmečio bus, tau jis matys, tau rodys, ką valgai, geri, kiek turto turi. Tave patį, tavo paties akyse, tavo balsą, tavo paties balse. Kukučio pasaulis šiandien plačiai yra pasklidęs po visą Lietuvą. Neatsitiktinai būtent Raseinių rajono kultūros centras, pristatydamas savo veiklas tradicinėje knygų mugėje, pasirinko Kukučio sostinės vardą. Juk čia, Raseinių krašte, Paserbenčio kaime, gimė poetas Marcelijus Martinaitis, kuris ir sukūrė kukutį, legendinį herojų kukutį. Be to, pačiose Kukučio baladėse ne kartą išnyra Raseinių krašto motyvai. Raseinių turgus, Blinstrubiškės ąžuolas, na ir kitos šio krašto vietos. Todėl Raseiniai natūraliai siejami su Kukučiu. Šiandien jau galime pasidžiaugti, kad Raseinių mieste stovės 5 Kukučio skulptūros. Na, 6 Kukučio katinui dar teks truputį palaukti. Džiugu, kad Arnos Mitros sumanyta Kukučio skulptūrų idėja patraukė Raseinių rajono kultūros centro kultūros projektų vadovo Arūno Kazlausko dėmesį. Jo parengtas ir Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas sudarė galimybę Raseiniuose atsirasti dar vienai Kukučio skulptūrai, šį kartą geležiniai. Skulptorius Arvydas Ališanka, įkvėptas baladės, kurią ką tik girdėjom, kur tu kukutį padėjai savo kukutį, sukūrė skulptūrą, kuri taps 5 Kukučio baladžių įkvėptų meninių akcentų Raseiniuose. O dabar noriu pakviesti Raseinių rajono kultūros centro kultūrinių projektų vadovą Arūną Kazlauską.
Labas vakaras visiems. Labai sunku kalbėti po tokios išraiškingos Dariaus kalbos ir aš taip nepakalbėsiu gražiai ir Darius beveik jau viską pasakė. Tai yra šiaip puikiai išraiškinga, moderniška geležinio kukučio skulptūra. Tai yra ilgo kelio vaininkuojantis etapas. Kultūros centro projektas prasidėjo gal pavasarį, aš nežinau, neprisimenu jau, konkursų, kuriame dalyvavo profesionalūs skulptoriai ir buvo ten vertinimai žmonių, buvo vertinimai ekspertų komisijos, kaip Eurovizijoje panašiai viskas vyko ir nugalėjo Arvydo Ališankos projektas Geležinis kukutis. Jau Darius paminėjau, projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Raseinių savivaldybė. Taigi, gal plojam rėmėjams ir turbūt nežinau daugiau apie skulptūrą, apie darbą, apie kūrinį papasakos autorius, o visas tie dalykai. Dar noriu padėkoti architektui Armandui, kuris mums labai padėjo ir patarimais ir šiaip mes čia su juo pravaikščiojom aplink visus Raseinius. Man buvo atradimas nematyti Raseiniai su Armandu. Tai ir štai dabar turim šį meno kūrinį. Ilgai rinkom vietą ir pagaliau kukutis geležinis sunkiai nutupė, sunkiai nes jis pats sunkus yra. Ir dar su akmenim nutupė šioje vietoje. Tai tada aš ir baigiu savo kalbą. Ačiū, klausysim toliau autoriaus. Ačiū Arūnai, noriu labai pakviesti skulptorių Arūnas Ališanka. Prašom. Labas vakaras. Tikrai džiugu matyti jūs čia susirinkusius ir tikrai visų pirma norėčiau padėkoti už tą galimybę, už tuos balsus, kuriuos gavau iš publikos, iš komisijos. Ir tai yra tikrai nuostabi galimybė skulptoriui realizuoti savo meno kūrinį. Tai dabar apie patį kūrinį. Jis yra virš 2 metrų, tai yra žmogiškasis mastelis, nes ir Marcelijaus tas kukutis yra toks tarp žmogaus ir paukščio. Teko asmeniškai pažinoti Marcelijų ir tikrai buvo labai džiugu, kad buvo toks konkursas ir nebuvo sudėtingas labai konkursas, kaip dažnai būna, kad reikia geležinės kurpaitės sunešioti, įrodyti savo teistumą ir ten visokių būdavo sąlygų. Tai čia buvo labai humaniškas konkursas o vietos, kaip ir Arūnas minėjo, tikrai mes čia jau aš daug kartų Raseiniuose ir bandėm ieškoti tų vietų ir tikrai labai džiaugiuosi, kad architektas Armandas mums pasiūlė šitą vietą ir čia tokia kaip įlomė ir kukutis įgauna tam tikrą tokią įvietintos skulptūros aspektą, kai kartu dar yra ir aplinka veikianti. Ir tai gal tiek apie tą skulptūrą ir labai dėkoju visiems tada. Ačiū. Ačiū, labai garsiau paplokim, taigi skulptorius. Taip pat kviečiu be abejo Raseinių rajono savivaldybės merą Arvydą Nekrošių. Kiekvienas turbūt skirtingai įsivaizduoja, skaitydamas kukučio balades, kas yra kukutis. Ir tas geležinis kukutis turbūt kiekvienam vis skirtingas ir kitoks. Tai džiugu matyti tokį 2 metrų kukutį, geležinį kukutį, kuris nutupė
atskridęs ant akmens. Galimai tas akmuo, nežinau iš kur atsiradęs, bet matom, kad geras pagrindas nutūpti tokiam galingam paukščiui. Ir lieka tik tai pasidžiaugti turbūt, kad kukučių Raseiniuose visokių yra. Tai yra, turbūt menininkam yra vienas iš geriausių atvejų, kai tu skaitydamas balades gali įsivaizduoti jį savaip. Ir tu gali interpretuoti savaip, tai matome, kad mano bendravardis interpretavo būtent taip. Turbūt sutiksit, kas čia esate susirinkę, kad šis kukutis yra išskirtinis ir tikrai gražus. Sutinkat? Tikrai taip. Tai tikrai nuoširdžiai dėkoju sumanytojam, autoriui ir tikimės, kad Raseinių krašte tų kukučių nutūps kuo daugiau. Visokiausių formų, visokiausių išpildymų, o, kaip sakiau, didžiausiai padėka yra autoriui už šitą nuostabų kūrinį dovanotą Raseiniam. Ačiū. Prašau gerbiamo mero toli nepabėgti, nes kviečiu atgal abudu Arvydus, Raseinių rajono merą ir skulptorių, išlaisvinti. Mato, tas kukutis dabar toks surištas, kad kukutis girdėtų savo balsą savo paties balse ir matytų save savo paties akyse. Plojimai! Užaugo smagi kumelaitė. Iš džiaugsmo jinai šokinėja ir spardo jau su būgnelius ir girdi kukutis kaip žvengia stonų ganyklose, kaip negražu jis galvoja. Ačiū labai. Štai pagaliau kukutis, Raseinių kukutis turės savo geležinį kukutį. Pabudo rytą kukutis ir mato. Jis pats guli šalia nebegyvas. Troba atšalusi, o pro duris mato ant snieguoto kalnelio šermenim skerdžia kiaulę. Prie stalo moteris duonriekių ieško kažkokios atverstos plaučiuose ir mato, kaip pro langą leidžiasi aeroplanas, pakyla išgąsdintos varnos. Prie kito lango nosis prie stiklo priploja, žiūri buriatų vaikai. O pro virtuvės langą po Niagaros kriokliu giminės verkia kukučio. Atsirėmė į mašinas ir labai ryškiai fotografuodamiesi. Galvoja kukutis. Kaip gražiai viskas vyksta, kaip manęs gailisi, kaip gražiai apšneka. Tikriausiai duos man kokią premiją. Ranką paspaus arba pagirs visuotiniam narių susirinkimui.